This afternoon, we take a giant step to cement American dominance of global finance and crypto technology as we sign the landmark Genius Act. I pledge that we would bring back American liberty and leadership and make the United States the crypto capital of the world, and that's what we've done. The Genius Act creates a clear and simple regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stable coins. This Genius Act will unlock American dominance in the crypto industry by creating clear rules of the road. It will update archaic payment rails with a revolutionary new payment system, and it will extend U.S. dollar dominance, like you said, globally. This is a huge promise made and promise kept by President Trump. We have a deal maker in chief, and it's because of your vision, your leadership, your determination, your skill that we're all here today. So thank you very much, President Trump. With today's signing, the future of crypto and the crypto industry, the U.S. dollar working together is going to be stronger and bigger and better than ever before. And thank you, everybody, very much. Thank you. Sveiki visi, šiandien pradėjome nuo svarbiausios naujienos, kuri įvyko per taip vadinamąją kripto savaitę Amerikoje. Ir kaip jau turbūt supratot, stablecoin Genius Act buvo pasirašytas. Ir kaip sako Coinbase direktorius Brian Armstrong, tai finansinės revoliucijos startas Amerikoje. Dabar ir pakalbam, kas per velnias tas Genius Act, kurį Donaldas Trumpas pasirašė Liepos 18 dieną. Tai yra JAV įstatymas, kuris reguliuoja stabiliasias monetas, tokias kaip USDT, RLUSD, USDC ir panašiai. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad stabilių monetų leidėjai dabar privalės laikyti 1:1 rezervą. Tai yra, kai kiekviena išleista moneta turi būti padengta doleriu ar JAV iždo obligacija. Be to, kas mėnesį reikės pateikti audituotas ataskaitas, kad viskas būtų skaidru ir laikytis pinigų plovimo prevencijos taisyklių. Šis įstatymas yra svarbus tuo, kad jis suteikia kripto rinkai daugiau patikimumo. Instituciniai investuotojai, bankai ir net paprasti žmonės dabar galės įsitraukti į kripto rinką ir drąsiai investuoti, bei naudoti su kripto susijusias paslaugas. Šis Genius Act taip pat sustiprina dolerio dominavimą, nes stabilių monetų leidėjai tokie kaip Ripple ar Circle greičiausiai taps didžiausiais JAV iždo obligacijų pirkėjais per ateinančius keletą metų, nes jų rezervai turi būti laikomi būtent tokiuose aktyvuose. Be to, dabar doleris tampa pasiekiamas visame pasaulyje, būtent per stablecoinus. Net ir tie žmonės, kurie net neturi banko sąskaitos, galės kaupti, prekiauti ar daryti perlaidas naudojant dolerio stablecoinus. Tai reiškia, kad JAV doleris lieka pasaulio finansų karaliumi, o kripto tampa jo sąjungininkė. Tęsiant temą apie stablecoinus, Blue Chip gerbiama analitikų kompanija suteikė RLUSD A reitingą. Tai patvirtinimas, kad Ripple USD stablecoinas yra geriausias kripto rinkoje. Kiti žinomi stablecoinai gavo žemesnius įvertinimus. Pavyzdžiui, PayPal USD gavo A su minusu, USDC B su pliusu, o USDT D įvertinimą. Taip pat Ripple paskelbė, kad jie pasirinko BNY Global, vieną didžiausių ir patikimiausių finansinių paslaugų bendrovių pasaulyje, kaip RLUSD rezervų saugotoja. Tai reiškia, kad kiekvienas RLUSD yra visiškai padengtas doleriais ar iždo obligacijomis ir visi tai gali patikrinti. RLUSD veikia ant XRP ledgerio ir Ethereum blokų grandinių. Todėl jis greitas, pigus ir universalus, o be to kiekviena RLUSD operacija sudegina mažą kiekį XRP. Tai reiškia, kad dėl Ripple USD ne tik išauga XRP paklausa, bet ir mažėja XRP tokenų kiekis. Ir nenuostabu, kad po šių naujienų XRP kaina pagaliau po 7 metų pertraukos pasiekė naujas rekordinės aukštumas. Taip pat ir Ethereum bunda iš miego, nes praktiškai visi didieji stablecoinai veikia Ethereum grandinėje. Instituciniai investuotojai pradėjo masiškai kaupti Ethereum,
Matėme šią savaitę didžiausias Ethereum ETF įplaukas istorijoje. Institucijos matomai ruošiasi Ethereum ETF stakingui, kurie galės gauti keletą procentų grąžos už saugomus Ethereum tokenus. Bet ne visiems taip sekasi. Tether USDT yra didžiausias Genius Act pralaimėtojas. Kodėl? Todėl, kad Tether turi problemų. Jų rezervai nėra visiškai suderinami su naujuoju įstatymu. Jie laiko ne tik dolerius ar iždo obligacijas, bet ir bitkoinas, aukso, net korporatyvinės obligacijas. Ekspertai sako, kad tik apie 70% jų rezervų atitinka Genius Act reikalavimus. Be to, Tether turi prastą reputaciją. Jau 2021 metais jie gavo $42,5 milijonus baudą iš JAV už klaidinančią informaciją apie rezervus, o Niujorke jiems uždrausta veikti dėl neskaidrumo. Dabar, kai Genius Act reikalauja griežto audito ir kovos su pinigų plovimu, Tether gali būti išstumtas iš JAV rinkos, nebent jie greitai prisitaikys. Ir jau yra kalbų, kad Tether planuoja paleisti naują JAV reikalavimus atitinkančią stabilią monetą iki šių metų pabaigos. O dabar pereikim prie bitkoino, nes ir čia vyksta įdomus dalykai. Bitkoino banginiai, tie turtingieji investuotojai, kurie laiko tūkstančius bitkoinų, pradėjo masiškai parduoti. Apie 500 tūkstančių bitkoinų buvo išmesta į rinką. Ir mes praeitame video kalbėjome, kad iš Satoshi eros piniginių pradėjo plaukti bitkoinai. O šiandien mes jau žinom, kad visi šie bitkoinai buvo parduoti. Mes galim tik paspekuliuoti, kodėl. Bet jei paieškosim, mes tikrai galim atrasti sąsajų tarp USDT ir bitkoino kainos. O Genius Act, kaip jau minėjau, stabdo Tetherio USDT neaiškę veiklą. Bet čia tik spekulacija iš mano pusės. Ir tai dar ne viskas. The Telegraph pranešė, kad Didžiosios Britanijos finansų ministrė Rachel Reeves planuoja parduoti 61 000 bitkoinų, vertų daugiau nei 5,4 milijardai svarų, kurie buvo konfiskuoti dar 2018 metais iš kinų Ponzi schemos. Šie pinigai turėtų padėti užpildyti 20 milijardų svarų biudžeto skylę. Turime ir daugiau naujienų iš UK. Jungtinėje karalystėje Lloyds Banking Group, Aberdeen Investments ir Archaks Liepos 14 dieną paskelbė apie pirmąjį UK projektą, kuriame tokenizuoti realaus pasaulio aktyvai RWA, Aberdeen pinigų rinkos fondas ir UK obligacijos buvo naudojami kaip užstatas valiutų keitimo FX sandoriams. Šie skaitmeniniai tokenai buvo išleisti ir saugomi ant Hedera Hashgraph blokų grandinės, kurią reguliuoja UK FCA. UK kasdien prekiauja $5,4 trilijonus vertės FX ir palūkanų normų dariniais. Ir tai sudaro net pusę pasaulinės rinkos. Šis projektas parodo, kad reguliuojami skaitmeniniai aktyvai gali sumažinti sąnaudas, padidinti efektyvumą ir sumažinti riziką. Australijoje taip pat netrūksta veiksmo. Liepos 10 dieną Hedera prisijungė prie projekto Acacia, vadovaujama Australijos centrinio banko. Šis projektas testuoja, kaip skaitmeniniai pinigai, stabilios monetos, tokenizuoti banko indėliai ir bandomasis didmeninis CBDC gali pagerinti Australijos finansų rinkas. Į šį projektą buvo įtrauktas ir Chainlink. Indija taip pat nesnaudžia. Liepos 9 The Hashgraph Group ir Maharaštros vyriausybė paskelbė apie pirmąjį Indijos valstybinį anglies dvideginio banką, veikiantį ant Hedera Hashgraph. Jis tokenizuoja anglies kreditus ir leidžia įmonėms, kurios viršija emisijų mažinimo tikslus, parduoti kreditus tiems, kam jų reikia, ar net tarptautinėje rinkoje, kuri verta net $1 trilijono. Tai remia Indijos anglies kreditų prekybos schema pradėta 2025 metais
ir padeda pasiekti klimato tikslus. Be to, tai suteikia galimybę smulkiems ūkininkams ir bendruomenėms užsidirbti iš tvarių praktikų, tokių kaip agromiškininkystė. O dabar keliamės į Dubajų, kur Liepos 16 dieną Ripple Custody bendradarbiaudama su Ctrl-Alt ir Dubajaus žemės departamentu paskelbė apie nekilnojamo turto nuosavybės aktų tokenizavimą ant XRP ledgerio. Tai leidžia frakcinę nuosavybę galite investuoti į Dubajaus nekilnojamo turto vos už 2000 dinarų. Tai yra apie 500 eurų. Ripple Custody užtikrina saugų saugojimą, o Ctrl-Alt turinti varą licenciją tvarko tokenų leidimą. Tai daro Dubajaus 230 milijardų dolerių nekilnojamo turto rinką prieinama visam pasauliui su visišku skaidrumu. Ir dabar pažiūrėkim video, kur būtent ir kalba apie pirmuosius bandymus parduoti tokenizuotą nekilnojamą turtą. I think this is the Wall Street of Dubai. The tokenization through blockchain. We've just started it now. By end of this year, you're going to see Offplan entering it. That's why you saw the sign of the dirham changing. We've had 2 trial transactions. The first one was Privay from Damac, which was a 2.4 million unit. Yes. It took 24 hours to fully fund it. About 224 buyers from 40 nationalities. Each guy put an average of 10,700 into that. That took almost 24 hours. The one that happened yesterday was a 1.5 million one-bedroom unit at Kensington Waters, Ellington, in MBR City. 1 minute and 58 seconds, you had 149 buyers from 35 nationalities. But what was scary is the wait list for this one. There was no wait list for the first one. Okay. It took 24 hours to fund it. The wait list for this one was 10,700. That means 1.4% of the people waiting only got into the property. 98.6% have gone, disappointed. 20 of us, we can buy an apartment. Yes, and the 1 beauty- million easy, and we're gonna make benefits out of it. The idea is that I would say that people see it as a safer outcome for the simple fact that you can buy multiple fractions in different properties. You're basically flattening the possibility of going wrong. I might have 100,000 dirham, but I still can't afford an Omniat or a penthouse or a villa. So you don't have that barrier of entry anymore. They like the fact that they can do it from their own Phones. Yeah, application. yeah, absolutely. Ir pabaigai reikia paminėti dar vieną naudingąją monetą, tai XDC, nes Liepos 9 dieną 21 Shares paleido XDC tinklo ETP ant Euronext, Paryžiaus ir Amsterdamo biržose. Tai pirmasis reguliuojamas būdas investuoti į XDC blokų grandinę, skirtą prekybos finansavimui ir realaus pasaulio aktyvų tokenizavimui. Tai tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais, parašykit komentarą ir iki pasimatymo kitą kartą.